Viso pasaulio miestuose maisto auginimas nebėra išskirtinai kaimo vietovėse. Miesto ūkininkas derina žemės ūkio žinias su unikaliomis miesto aplinkos teikiamomis galimybėmis. Šis vaidmuo suteikia vietos bendruomenėms galimybę gauti šviežių, sveikų produktų ir kartu prisideda prie aplinkos apsaugos, nes mažina anglies dvideginio pėdsaką paliekamą transportuojant maistą. Miesto ūkininkas ne tik augina augalus, bet ir kuria žaliąsias erdves, kurios telkia bendruomenės ir skatina sveiką gyvenseną, naudodami pažangius metodus tokius kaip hidroponika ir vertikalioji sodininkystė. Jie maksimaliai išnaudoja ribotą miesto erdvę. Jų atsakomybė apima ne tik maisto gamybą, bet ir bendruomenių švietimą apie ekologiškų ūkininkavimo metodų naudą. Miesto ūkininkavimas skatina vietos ekonomiką ir stiprina apsirūpinimo maistu saugumą, nes tiekia šviežius vietoje užaugintus produktus. Miesto ūkininkai gali uždirbti nuo 30 iki 50 tūkstančių JAV dolerių per metus, o sparčiai auganti miesto žemės ūkio rinka suteikia įvairių naujovių verslo galimybių, kurios pritraukia investuotojus ir remia bendruomenės vystymas. Kad sėkmingai dirbtumėte miesto ūkininku, jums reikia įvairių įgūdžių, pavyzdžiui, ūkininkavimo metodų išmanymo, dirvožemio sveikatingumo valdymo, sėjomainos ir ekologiniai metodai, gebėjimas integruoti miesto erdves su žemės ūkiu, efektyvus turimų plotų panaudojimas, susipažinimas su tokiomis technologijomis kaip hidroponika ir vertikalios sistemos, siekiant padidinti derlių ribotoje erdvėje. Smulkiojo verslo valdymo įgūdžiai, miesto ūkio auginimas, biudžeto sudarymas, rinkodara ir klientų aptarnavimas. Miesto ūkininkavimas tai ateities profesija, teikianti šviežią maistą ir gerinanti miesto gyventojų gyvenimo kokybę. Vykdydami miesto žemės ūkį galima kurti tvarias ir sveikas bendruomenes. Prisijunkite prie miesto ūkininkų, bendruomenės ir padėkite kurti tvaresnius miestus. Rinkitės profesiją, kuri naudinga jums, visuomeniai ir planetai.